Sveiki visi. Toliau įsirenginėjame pamatus. Poliai jau padaryti, viskas gerai, oras gražus, galime dirbti toliau. Atsikasame per kastuvą žemę, tarp polių, pagal visą perimetrą ir kur pertvaros, ten kur reikės daryti rostverką, kad užpiltume smulkių smėlių, sutrombuotume jį ir turėtume kietą tvirtą pagrindą rostverkui. Išsitampime virveles, prieš tai atsimušę lygius nivelyro. Tai yra labai svarbu, kad būtų viskas pagal lygį padaryta. Trombavome štai tokio aparato. Jisai yra 120 kg. Viskas labai gražiai susitrombavo, išsilygino. Tada dedame ekstrudinį polistireną klasės XPS 300, kadangi pamatams reikalingas kietas tvirtas pagrindas. Aišku, prieš dedant reikia truputį prasilyginti, kadangi yra šiokių tokių nelygumų. Kadangi darome kaip savo, nepardavimui, todėl viską darome gražiai, lygiai, kad nevibruotų. Pasidarėme ten, kur poliai tokį pagrindą, pagal kurį išpjauname kiekvieną polį. Dedame taip gaunasi, kad ir pats polis tvirtai laikosi. Paskui ruošiamės armatūrą. Armatūra iš 16 mm skersmens pagrindinių 4 vamzdžių ir suviriname kvadratinius lankstinius, kurie yra 17 ant 25 aukščio. Pasidarėme tokį rėmą, ant kurio lengvai susiguldome 6 metrų ilgus armatūros vamzdžius ir ant jų sumauname. Štai taip atrodo mūsų suvirinta paruošta armatūra. Tada dedame ant sudėto polistireno 5 cm bruselius, ant kurių dėsime armatūrą tam, kad jinai būtų pakelta virš polistireno, kad negulėtų ant jo tiesiai. Paskui, kai suvirinsime ir surišime armatūrą, jinai laikysis, tuos pagalius ištrauksime. Taip greičiau, paprasčiau ir visi gaunasi vienodam lygiai gražiai sudėti. Mauname ant polių armatūros. Polių armatūra yra išsikišusi iki 40 cm virš žemės, kadangi rostverko aukštis pas mus bus 40 cm. Visur sumauname mūsų paruoštas armatūras. Sudedame pirmiausia 6 metrų ilgus, paskui, kur reikės, jau gabalus matuosime ir pjaustysimės. Visur ant kampų dedame papildomai kampus, kurie yra po metrą tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Ant visų sujungimų surišame vielą, prikabiname juos. Taip pat papildomai dar suviriname. Ir tada dedame skydus. Skydus gaminamės patys iš OSB plokštės 16 mm storio. Naudojame tokius varžtus ir kaiščius jiems sutvirtinti, kad pilant betoną nejudėtų. Plokštės iš vienos pusės aptraukėme polietileno plėvele, iš kitos pusės sukalėme bruselius. Išgręžėme skyles ir sukame varžtais. Plotis rostverkų yra 34 cm. Tokius susipjaustėme ir vamzdelius, pasiruošėme varžtus. Pirmiausia, susidėjome 2,5 metro ilgio skydus paruoštus
sveikus, paskui, kur reikėjo, pjaustėmės gabalus. Žinoma, visur sukalėme kuoliukus ir ten, kur yra sujungimai, būtinai gerai reikia paremti, kadangi per jų sujungimus yra didžiausia tikimybė, kad gali jie trūkti. Štai kaip atrodo sujungimai, armatūrą galite įsižiūrėti gerai. Visur jie prasilenkia armatūrą vieną ant kitos ir dar papildomi kampai. Žiūrėkite kitus mūsų video, sekite. Toliau betonuosime rostverką arba galite žiūrėti ankstesnius mūsų įrašus.